Sveiki, mėlyje. Tokį gražų orą, smagų gaivų orą iš tiesų. Taigi šį rytą pakalbėkime apie tai, kaip fotografuoti koncertą. Kaip tik, visai nesenai, viena mano mokinė gavo tokį užsakymą ir sako, teks fotografuoti koncertą. Bet, sako, kadangi nesu niekada bandžius, labai įdomu būtų, kaip tai padaryti ir panašiai, žodžiu, reikia patarimo, nes tikrai jaudulys didžiulis, kad nebūtų paskui panikos. Bet aš žinau, kad jinai turi gerą optiką, gerą fotoaparatą, jai turi viskas pavykti, todėl konsultacijai susitiksim, pasišnekėsim ir aš manau, kad viską išspręsim. O šį rytą aš noriu irgi trumpai papasakoti, kaip aš darydavau, nes turėjau didelę praktiką fotografuodamas irgi grupę, daug metų važinėdamas kartu ir patikėkit, kokiuose tik tai ten nebuvo tie koncertai vietose, kur ir atrodo šviečiate koks vienas prožektorius, lempa kokia ir viskas. Ir tada vis tiek fotografuojat, vis tiek padarai nuotraukų, kurios paskui gerai visai žiūrisi ir be jokių papildomų ten šviesų, turmenį blykščių ar panašiai, jos gaunasi. Tai bandysiu pasidalinti trumpai, o tuo tarpu jūs nepamirškit laiką, būtinai paspausti, būtinai prenumeruokit, mėlyje, būtinai, tai yra labai labai svarbu. Būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleisit kitų video. Pakomentuokit, tai reikia pakomentuoti ne mažiau kaip kokius 4-5 žodelius. Rašykit, ką norit, kaip norit. Dar geriau būtų, jeigu užduotumėt klausimų tam, kam rūpi fotografija. O gal pasidalinsit jūs būtent šią temą, kur jūs kur nors fotografavote, irgi koks nors koncertas vyko ten vietinės reikšmės, ar dar kažkur, ir jum tai pavyko, arba jūsų prašė fotografuoti, ir jum tai pavyko, nepavyko, kaip jūs darytumėt. Žodžiu, klauskit, rašykit, man irgi labai įdomu, nes tas patirtis pas mane taip pat tokia buvo, kur atrodo ne pagrindinis kažkoks buvo darbas, bet tiesiog smagu iš tiesų. Ir aišku, pasidalinkit būtinai šio video, jeigu jums patiko, arba jeigu žinot, kam yra svarbu, kas mėgsta, nori fotografuoti, bet nežino kaip. Todėl aparatas džiūsta pakabintas ant vinies ir viskas nieko, jokios iš jo naudos. Būtinai tai padarykite, mėlyje. Taip padarysit man tikrai daug gero, o aš būsiu be galo dėkingas ir kursiu vis naujas temas, kurios jumis paskatins. Mokytis paskatins daryti. Sužinosite daugiau, tada atsiranda ir noras fotografuoti, nes tu jau pradedi suprasti, kaip tai viskas vyksta. Gerai, mėlyje. Taigi turėjau aš nemažai laiko ir nemažai metų fotografuodamas su viena žymia grupe, važiuodinėdamas po koncertus ir juos fotografuodavau. Ir man buvo iš tiesų labai tokia, gera patirtis. Nes fotografuoti tokiom sudėtingom sąlygom, tai iš tiesų nėra paprasta, kai tu turi galvoti, kaip tai padaryti, kad nebūtų atlikėjas sujudėjęs, kad nebūtų galbūt žiūrovai sujudėję ten taip, kaip nereikia. Kai kuriuose vietose tai yra ir smagu net, kai tu matai, kad vyksta kažkoks judesys, ten šoka žiūrovai ir panašiai. Bet visą šitą reikia įvertinti ir suprasti visų pirma, ko tu nori. Kokią nuotrauką turi tau gautis. Ar būtent tas sujudėjus turi tau gautis ir tada bus teisinga. Ar atvirkščiai turi būti tarytum užšaldytas atlikėjas ar klientas, ar šitie žiūrovai ir panašiai, kurie nesujudėję, ryškus, aiškus. Pagaliau, kad krintanti šviesa, tie vadinami prožektoriai, šviesos, kurios ten blyksi, šviečia kartais iš visų pusių, o kartais, kaip sakiau, tik tai vienas koks prožektorius atsuktas, kad tie atlikėjai matytųsi, o visi kiti žiūrovai ten stovi kur nors visiškoj tamsoj. Ir taip toliau, prie viso šito dalyko reikia prisitaikyti ir sugalvoti, kaip tai veikia. O kad prisitaikyt ir suprast, kaip tai veikia, mums reikia žinoti pagrindinius 3 nustatymus. Tai kaip išlaikymas, diafragma ir jautrumas. Kaip tai padaryti ir taip toliau. Taigi, optika be galo svarbu tokiom sąlygom. Pamenat, praeitoj temai kalbėjau apie šviesius objektyvus. Taigi, jeigu tu tamsius turi objektyvus, kurių diafragma prasideda nuo 3,5, tai koncertas, fotografavimas kaip ir baigtas, ko gero. Diafragma turi būti jau minimum 2,8 objektyvo. Jeigu tu turi tos objektyvus, kurie yra su 1,4, tai šviesus objektyvai, tada jau gerai. Iš tiesų, reiškia, tu galėsi turėti galimybės. Bet vėlgi, kad 1,4 diafragma yra
Tai nereiškia, kad tu ir fotografuosi tokią diafragmą, nes tau reikia daugiau šviesos, tu ją atsidaręs darai. Ne, mėlyje, kaip aš esu jau minėjęs ir ne kartą, neprisižaiskit ir negalima visko fotografuoti atidarius su 1.4 arba 1.8 diafragma, nes jūs prarasit ryškumą. Gerai, jeigu atlikėjas sėdi ant kėdės, nejuda, groja su gitara, pavyzdžiui, ar panašiai, tai ko gero tokiu atveju galima pabandyti ir aš net rekomenduočiau pabandyti bent keletą kadrų. Bet jeigu jisai vaikšto po sceną, mėlyjei, niekaip. Su 1.4 ir aš jau esu pasakojęs tokią istoriją, kaip aš savo mokiniam daviau užduotį ir mes iš tiesų nuvažiavom pafotografuoti koncertą, kuris vyko Kauno centre. Vat ir sakau, šiandieną fotografuojam su 1.4 diafragma. Ir spėkit, kiek buvo ryškių nuotraukų. Faktiškai jos nei vienos nepadarė. O pas mane buvo. Kodėl buvo ryškios? Todėl, kad aš žinojau, kaip reikia elgtis su 1.4 diafragma. Mėlyjei, su 1.4 ar 1.8 diafragma ryškumo gylis labai mažas. Ir jeigu tu suvedėjai ryškumą į objektą, o objektas arba atlikėjas nors žingsniuką čiudėjo į priekį arba atgal, reiškia jis išėjo iš ryškumo zonos. Todėl ir tampa nuotrauka neryški. Štai kodėl negalima žaisti su pilnai atvira diafragma. Tai štai, nuo ko atrodo pradėtum, ne, daryti? Aš taip įsivaizduoju. Pirma, aišku, įvertinti sąlygas, įvertinti šviesą ir žiūrėti, iš kur jos krenta, kaip jos krenta. Dabar įvertinti, sakys, kokią išlaikymą. Žiūrim, ką veikia atlikėjas. Jeigu atlikėjas, to atlikėjo koncertas, viskas ramiai, visi muzikantai savo vietose, ten groja, kas su klavišais, kas ten su gitara, kas ten dar. Ir jie ramus, tai yra, tiesiog tokia grupė. Tai kur kas paprasčiau, nes jie visi stovi vienoj vietoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu gali pasidaryti ilgesnį išlaikymą. Pavyzdžiui, galbūt nuo 1.60, 1.50. Aišku, turi stovėti tikrai, kiek įmanoma, ramiai ir pats. Nes prie tokio išlaikymo tu ir pats gali dar sujudinti, jeigu bandysi viską ten padaryti greitai, kažkaip tai greičiau. Taigi 1.60. Tiesa, režimas programinis turėtų būti M. Tik tai M režimu, tai yra manual, kai tu viską nustatai pats. Tiek išlaikymą, tiek diafragmą, tiek jautrumą. Jautrumas taip pat turi būti manual. Tai yra rankinis, kurį tu pats nustatai. Atsiminkit, jeigu nors kažką vieną iš šitų nustatymų paliksi automatinį, reiškia, jūs turėsite daug problemų greičiausiai ir jums nepavyks. Taigi, nustačius išlaikymą, pavyzdžiui, 1.60, jūs jau žinot, kad išlaikymas yra nustatytas. Toliau jums reikia nustatyti diafragmą. Kaip aš sakiau, nustatykit 2.8, 2.5. Ir kol kas palikit, ir kaip ir sakau, pamirškit išlaikymą. Tik tuo atveju atidarykit galbūt daugiau pabandymui. Jeigu atlikėjas tikrai niekur nevaikšto, sėdi vietoje kokios ten kėdės ir groja ten, pavyzdžiui, gitarą, ne? Tai jūs tada pabandyt būtinai. Dabar sakysiu tai kokio objektyvo. Aš naudodavau visą laiką 2 objektyvus. Vieną pasimdavau 85 mm su 1.4 diafragma ir plataus kampo objektyvą turėdavau 14-24 su 2.8 diafragma. Kodėl aš juos paimdavau? Su 85 aš galėdavau padaryti labai gražių atlikėjų portretų iš toliau ir kiek man reiktų, kad ryškumo gylis būtų mažesnis ar didesnis, tai yra, kad fonas labiau lietųsi ar mažiau, manas buvo labai patogus, aš su juo įpratau, išmokau ir tai labai tiko. Galit būti 50, bet 50 gausis viskas pakankamai iš toli. Vis tiek koncertą fotografuojant dažnai reikia artinančio objektyvo. Bet jis turi būti, kaip sakau, šviesus. O su plačiakampiu aš būdavau kitą kartą užlipu ir ant scenos iš atlikėjam iš nugaros ir fotografuoju kartu su atlikėjas visus žiūrovus, kad dar ir jie matytųsi. Aišku, jeigu jie pakankamai apšviesti, pavyzdžiui, gali būti nuo scenos jie irgi pakankamai gerai apšviesti. Tai štai tokie 2 objektyvai naudojami. Toliau, diafragmą išlaikymą mes jau kaip ir pasirinkom ir dabar žiūrim, pabandom būtinai pirmąjį kadrą. Kai padarom pirmąjį kadrą, mums jisai ir pasako, ar ekspozicija gera, teisinga ar ne. Jeigu tai matom, kad per šviesu, mes galime sumažinti jautrumą. Garantuotai jis pas jumis bus padidintas. Visą laiką tokioje tamsoje prie prožektorių jis nebus tikrai 100. Taigi visų pirmiausia, mes mažinam jautrumą.
Bet jeigu kažkokiu būdu atsitiktų taip, kad ten tiek daug šviesos, kad jautrumas sumažintas ir jo nėra kur mažinti, aišku, tada mes galim padidinti išlaikymą. Tai yra pagreitinti skaičių. Ne 1/60, o 1/125, pavyzdžiui, ar ne? Bet paprastai taip nebūna tokioje aplinkoje, todėl žaidžiama yra su jautrumu. Taigi, mėlyje, kai tik tai pabandėm ir matom, kad nuotrauka mums per šviesi, tada mažinam jautrumo skaičių. Dabar, mėlyje, noriu, kad jūs šitą ir atliktumėt irgi tokią praktiką ir tiesiog treniruotumės. Jeigu jūs ruošiatės fotografuoti, o tai toks laiko metas ir gali būti, kad koncertai vyks prie visokių eglučių ir jūs norėsite pafotografuoti, tai čia reikia pasitreniruoti žaistų jautrumu. Tai yra pasitreniruoti tai, kad jūsų pirštai turi būti uždėti ir, kaip sako, tamso jaust, kur yra jautrumo knopkelė ir kur yra ratukas, kad reikalų esant paspaudžiat knopkelę, pasukat ratuką ir jūsų jautrumas iškart sumažėjo arba iškart padidėjo, kad viskas vyktų pakankamai aiškiai ir greitai, kad nereiktų nusiėmo žiūrėti, kur čia yra, kur čia ką pasukti ir panašiai. Tam ir reikalinga būtent šitą praktiką. Ir tą praktiką reikia ją tiesiog sukiot, kaip sako, užsimerkęs arba kaip tas muzikantas groja ir jisai nekreipia dėmesio, gali tau anekdotus pasakot arba kokias nors pasakas, bet pirštai vis tiek groja ir muzika skamba puikiai. Čia tas pats, būtent įsitreniruot, kad tu paspaudai ir, kaip sako, pasukai ir jauti, kai tas ratukas tik keletą ir tu žinai, kad jisai pasisuko būtent kelias padalėlės. Tai yra tiesiog labai svarbu. Taip tu galėsi greičiau žymiai nufotografuoti tą objektą, ką jis, pavyzdžiui, ten veikia. Nes visą laiką įdomus kadras, kai kažką pastebi, kai kažkas vyksta ir tu nori greičiau nufotografuoti, o pirmas kadras pukštisai gaunasi per tamsus arba per šviesus ir tu tada greit susivoki, ką reikia daryti. Ir paimi jautrumą. Būtent tokiu atveju yra reguliuojamas jautrumas. Bent jau mano atveju. Gal jūs kokiu turit kitokių. Jautrumo didinamas, mažinimas, jisai būtent padeda tau sureguliuoti tinkamą ekspoziciją ir tai viskas įvyksta. Kodėl jautrumas? Todėl, kad tu jau pasirinkęs diafragmą ir išlaikymą tokį, kokį tau reikia. Todėl, kad patamsint arba pašviesint beliko tik jautrumas. O jautrumo įsitreniravęs tu jauti, kur yra ta, reiškia, knopkelė ir su reguliavimo ratukas, tu žymiai greičiau atliksi ir viskas įvyks labai greitai, jeigu tu išsitreniruosi. Yra tai patogu. Kaip treniruotis? Kitas patarimas. Treniruotis galima taip. Pavyzdžiui, kur nors ypač lauke išėjai, kai dabar tamsu, kur ten šviečia kokią lempą gatvės ar panašiai, ir pabandyk tu žmogų, tarkim, fotografuoti šalia lempos arti, nufotografuoti, nustatęs išlaikymą ir diafragmą ir bandyk dabar su jautrumu. Nustatyk jautrumą tinkamą, nufotografuok. Viskas gerai, tvarkoj. Dabar tu pastatyk tą žmogų toliau ir įsivaizduok, kad tas žmogus, kur toliau stovi nuo lempos, kur yra tamsiau, kad jisai stovi grinai kaip žiūrovas. Ten, kur pirmą kadrą padarei, tai kaip atlikėjas prie šviesos, lempa šviečia, apšvietė jį, tu nustatei, o toliau, kur tamsiau, tai kaip žmogus, kaip žiūrovas. Ir štai tu jautrumą vėl turi padidinti, kad tas žmogus ten toliau tamsoj būtų su teisinga ekspozicija. Tai yra, kad jisai aiškiai matytųsi. Normaliai aiškiai matytųsi. Ir kai tu tai padidini, tu įsimeni, kad aha, štai prie tokio jautrumo, reiškia toj vietoj fotografuoti. Kodėl to reikia? O reikia dėl to, kad šitie žiūrovai irgi būna kažką veikia, kažkaip tai elgesi įdomiai ir kartais tu nori nufotografuoti. Ir jeigu tu neįsiminsi, kokį jautrumu fotografavai, į juos atsukęs prieš tai, gali būti, kad tu turėsi vėl daryti keletą kadrų, bandymų, kad tau pavyktų. Ir jau viskas ir pažiūrės, kad jau žiūrovai nurimo, ten kažką tai toliau stovi, savo žiūri vėl ir neįdomu. Ir reiškia, tu praradai kadrą. Štai kodėl yra ta treniruotė. Ir kai tu įsimeni, jau tu atsimeni, kad aha, į žiūrovus atsukus jautrumo dydis maždaug bus toks. Ir viskas gerai, nufotografuoji, įsiminiai, toliau vėl fotografuoji atlikėją, kaip jis ten kažką tai veikia ir taip toliau ir panašiai. Tai štai tokia praktika, jinai labai stipriai padeda atlikti tau tokį darbą fotografuojant koncertą.
Aišku, didieji koncertai, kur salėse, arenose ir panašiai, greičiausiai niekas ten neįleis, nebent turėt kažkokį specialų leidimą. O jie specialų leidimą, kaip spaudos leidimą, dažniausiai vis tiek, jeigu ir leidžia tik į tam tikrą vietą, kad tu padarytum kažkiek tai kadrų ir galėtum duoti spaudai pafotografuoti. O čia, mėlėjai, kada jau tu koncertas kažkoks paprastesnis ir tave pakvieti pafotografuoti, tai reikia būti drąsiam, nefotografuoti visai prieš sceną ir tu vis pastoviai tą atlikėją fotografuoji. Gerai, nueiti iš vieno kampo, iš kito kampo, iš toliau, jeigu su plačia kampiu, kad matytųsi ir žiūrovai ir ten toliau ant scenos. Jeigu eina ant scenos užlipti, nufotografuoti taip pat už nugaros atlikėjų, kad matytųsi ir žiūrovai. Ir visokių tą rakursų, kiek tik įmanoma, žodžiu, vaikščioti, iš visų pusių vaikščioti. Kas dar yra svarbu, kad ekspozicija neturėtų būti per šviesi. Visą laiką atsiminkit, geriau nuotrauka šiek tiek tamsesnė nei per šviesi. Kodėl taip yra? Todėl, kad lempo šviečia, turi vieno lempa pačioj scenoj stipriau šviečia, kiti silpniau šviečia ir taip toliau. Da, jeigu jos mirksi, dar savo duoda. Taigi, čia galima daug kalbėti, praktika būtų aišku geriausia, kaip pabandai vieną kitą kartą. Tai štai, o kai atsitinka pirmas kartas, turi streso šiokio tokio, bet šitas patarimas, aš manau, jums padės tikrai padaryti gerų nuotraukų. Tik įsiklausykit, paklausykit dar ir dar kartą ir aš manau, kad jūs tikrai padarysite, nes tai nėra taip sudėtinga, jeigu laikytis būtent šito mano nurodymo ir padarysite, viskas bus gerai. Mėlėjai, tikrai jau ilgai kalbu, todėl noriu jums pasakyti, kad pas mane galima mokytis net 2 būdais, mėlėjai. Dabar šventės jau yra nuolaidos, jau galima įsigyti su nuolaida fotografijos kursus individualiai ir savarankiškai. Savarankiškai net 10 temų, mėlėjai. Mokytis galit patys, kur nori būdamas, kada nori ir kiek nori. Įsijungiai ir žiūri video, tik turėk aparatą šalia ir daryk tai, kas tau sakoma. Aš manau, tai yra puikus būdas mokytis net 10 temų. Išgirsti, išmokti, suprasti ir žiūrėk, jau jūsų šventė bus kitokia, nes jūs galėsite nufotografuoti tiek šeimą, tiek kažkur, o gal kas žino, gal pradėti ir gal dar paimas iš to, kad ką jūs išmoksite. Tai yra puikus būdas mokytis, prisiminkit, net 10 temų, nuolaidos jau galioja ir nuorodos yra po šiuo video, būtinai paspauskit, pažiūrėkit ir suraskit. Mano svetainė, galima ją įvesti www.foto-kursai.lt arba įvesti www.fotografijoskursai.lt. Ant tos pačios svetainės yra 2 adresai. Tai štai. Na ir individualūs kursai, tai yra kažkas tai superiško, nes visi, kas mokėsi, mokiniai tikrai, sako, džiaugiasi. Kodėl? Todėl, kad kalbama tik su juo, neskirta visas dėmesys tik tai jam. Visi jo klausimai atsakomi čia pat. O jeigu ne, mes visą laiką palaikom ryšį per Facebook ar bet kokį kitą messengerį ir viskas įsiaiškinam, kas buvo neaišku, kas dar kažko nesuprantam. Susitinkam net 12 akademinių valandų. Mokomės tam, kad suprast, kaip tai veikia. Taigi individualūs kursai tai visai kitas lygis. Ir kaip sakiau, mes mokomės tik tai tu ir aš. Visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tau. Tai štai tai padeda išmokti geriau, suprast geriau ir naudotis tą informaciją. Ir tikrai daug mano mokinių dirba, jau fotografuoja ir visokias šventes, daro daug visokių šeimos arba ten poros visokių fotosesijų. Tai yra iš tiesų nuostabu. Tai man tai labai smagu girdėti, kai taip vyksta. Taigi, mėlyje, ir šio kurso nuoroda yra po šiuo video ir ji yra jau su nuolaida, todėl naudokis progą, įsigyk ir galėsim pradėti mokytis čia pat arba po švenčių, po naujų ar po kalėdų. Svarbiausia, kad neprarask nuolaidų. Taigi, mėlyje, na ir pabaigai vėl priminsiu, laikas, prenumerata, skambutis paspaustas, visą šitą žinot, ką reikia padaryti ir padarykit. Būtinai pakomentuokit, pasidalinkit, taip jūs man padėsit, o aš jum. Taigi, mėlyje, iki sekančio karto, iki sekančio susitikimo, visiems geros šventės. Tiesa, primenu, kad ko gero dabar jau bus ne trečiadieniais 20 val. O ketvirtadieniais 20 val.
Taigi, biški pakeičiam laiką, manau, kad nuo to niekas nepasikeis, kas tai laukit, tai sulauksit ir ketvirtadienio, manau, kad viskas bus aišku ir paprasta, viskas, mėly. Iki sekančio susitikimo, iki sekančių video ir pamokėlių. Visiems iki.